Dažniausiai dantų formą parenkame iš keletos surinktų anamnezėje punktų, kaip vizualinis veido ištyrimas, ar jisai yra ovalo formos, ar jisai yra stačiakampio ar trikampio. Ir tada periname prie charakterio savybių ir peržiūrime dantis. Nes ir veidas iš tikrųjų atitinka mūsų danties formą. Taigi, jeigu mūsų veidas ovalus, mums tikrai visada tiks labiau ovalūs dantis. Dažniausiai tokie žmonės yra melancholiški, tačiau ir organizuoti, perfekcionistai, artistiški. Jeigu žmogus turi daugiau trikampišką veidą, jam tiks labiau trikampios formos dantis. Tokie žmonės dažniausiai yra tokie judrus, ekstravertai, tokie sangviniški, dinamiški, labai impulsyvūs. Jeigu mes turime tokį stačiakampį, dažniausiai tai yra vyrai, tai jiems dažniausiai tiktų tokie dantis aukšto profilio, gana stambus, keturkampiški, stačiakampiški. Pat jų charakterio savybės yra tokie choleriškos. Tačiau jie yra labai objektyvūs, labai intensyvūs. Ir ketvirta kategorija dantų formų, kubiški dantis, ar ne, kvadratukai tokie mažesni, tai tinka dažniausiai flegmatiškiam žmonėm. Bet tie flegmatiški žmonės, jie dažniausiai yra tokie dvasingi, bet lėtesni galbūt, linkę tokie į mistiškumą. Tai va tokiem žmonėms va tiktų keturkampiai, daugiau tokios taisyklingos keturkampio formos dantys.